Nuostabus kambarys 414. Prabudau dabar 3 valandos ryto nuo belekokio klikimo, belekokio. Dėl to, kad kaip tik gatvė, belekiek vyksta veiksmų žmonių. Rėkimas. Kažkokios mervos girtos rėkia. Tyliau, blet. Man dirbti. Šajas. Man tai rytoj dirbti. Šiandien tiksliau jau dirbti. Labas rytelis. Po tokios pusiau nemiegotos nakties su užtinimu 3000. Nes taip nuo 3 valandų ir nesugebėjau normaliai užmigti. Pati kalta, aišku. Kas man neleidžia miegoti? Kas? Kad pažadino? Galėjau toliau miegoti. Bet šiandien pirmoji diena. Einau pusryčių ir jau susitiksim su grupe. Ir prasidės šiandien darbas Stokholmo centre. Jėzus, ir vėl neatsimenu, kur tas liftas. Čia. Kai viešbučiai tokie su daug labai koridorių, tai sunku man orientuotis. Sakysit, o tai kaip tu brangioji vairuoji, jeigu tu net viešbutį nesiorientuoji. Tai žinokit, taip ir vairuoju. Visą laiką tai ne ten nuvažiuoju, tai vėl nieko neatsimenu, tai nieko nežinau. Vargas būti moterim tokiai kaip aš. Kitos moteris yra protingos. Nekenčiu šitų dalykų, bet o ką daryti? Ai, bendrai mačiau kažkur taip tai buvo. Bet veidas taip matosi, kad nemiegoju. O Jėzus, bet normalu, nes visą laiką pasikeičia miestas, pasikeičia šalis, pasikeičia maistas, pasikeičia gyvenimo ritmas ir iš karto viskas ant veidelio. Visuose viešbučiuose valgau scrambled eggs. Pats skaniausia man kiaušinienė pasaulyje. Ir tokia va. Su grybukais. Kiaušiniukas. Kaip skanu. Neslėpsiu, šitam darbe pats žiauriausias dalykas yra rasti vietą autobusui, kai atvažiuoji į kažkokią labai žymią turistų lankomą vietą. Šiuo metu esame Švedija, Stokholmas, City Hallas. Visur autobusų užkišta tiek, kad net pravažiuoti neįmanoma. Tai aš prasukau 2 ratus aplinkui, kol atsilaisvino šitą vietykę ir grūdau savo šiknelę čia. Labai džiaugiuosi, kad išvažiavo Oleksas. Ačiū Oleksui. Bučkis. Oi, kaip sunku mum autobusistam. Jėzus ir svarbiausia, vasara. Turistų, kaip sakant, pikas, visi važiuoja, labai daug visokių firmų skirtingų, labai dar ten pamatytumėt už manęs, kas darosi, vienu žodžiu. Ir niekur nėra vietos, kur pasistatyti autobusam kažkaip, galėtų tie miestai, tokie dideli kaip Švedijos, Stokholmas, kaip Norvegijos Oslo, kaip Vilnius, Lietuvos, galėtų pagalvoti apie turizmą ir pastatyti didžiulės autobusų laikyklas, laikyklas, mėgyklas. Kad nereikėtų tiesiog belio kur nutrenkti ant stalo. Ant kelio. Laukiam, už 15 minučių turėtų ateiti mano berniukai ir mergaitės. Labai faina grupė, labai nedidelė, bet labai draugiškai. Iš karto visi, hello. Sakome, žinom, kur ta tavo Lietuva. Tai va, ir viskas. Ir pasiskundžiau. Sakiau, nesibėdnelinsiu, nesiskusiu, bet kažkaip man nesigauna. Aš jau šitą video blogą pradėjau su ašarom, tipo, verkiau, nėra kur sustot, Nekreipkite dėmesio, gerai? Aš tiesiog tik tai noriu papasakoti, neslėpdama, neviniodama į vatą, tipo, kad oi, kaip čia viskas gerai, kaip čia, žinokit. Žinokit, pas mus irgi visko būna. Kaip ir visur, kaip ir visam gyvenime, kaip ir visiems žmonėm, kaip ir absoliučiai bet ką darant, būna ir geriau, ir blogiau, ir svarbiausia, nenuleisti savo kanopėlių ir eiti stačiais papyčiais toliau. O taip. Kaip jau supratot, ne vien tik tai sėdžiu prie vairo, bet ir kartais dar išlipu per duris, pasižiūrėti, kaip gražu yra. Jėzus. Gaila, kad sauliukas jau pasislėpė, o kai būna apsiniaukę, truputėlį nėra to tokio žavesio, bet vis tiek gražu.
iškart jaučiuosi kaip žmogus. Ką reiškia dušas? Net nervai visi praėjo. Net visi stresai praėjo. Ir žinai, taip išeini iš dušo ir galvoji, oi, čia biškai mano trūksta, kai valiuojasi. Išeini iš dušo ir galvoji, ko aš ten nervavausi, ko aš ten blioviau, viskas va. Bet koks šaltas vanduo, atsisukau šaltą, galvoju, pastovėsiu po šaltu. Pastovėsi, ledvinis vanduo. Teko biškai pamiksuoti su šiltu, kad neužšaltų ten mano visos kūno dalis ir smegenis. Tas smegenų likutis, kuris dar yra. Į viskas. Nu, tai kažkur 3000.